norėčiau pradėti nuo to, kad aš susapnavau sapną neva apie pasaulio pabaigą. Nesąmonė. Nu jo, aš nesapnavau iš tikrųjų, bet baris tame svarbūt yra, kad aš kai mažytė buvau, išgirdau kažkur ten tyliai šnabždantį suaugusius, kad ale tai yra išpanašauta, kad 2000 metais bus pasaulio pabaiga. Nu tai ir spėk, kokių 7 metų mergaitė atsigula naktį ir... Kodėl man tada tik bus 16 metų, aš tiek dar būsiu daug ko nenuveikus, nu kodėl nenoriu. Aš iš tikrųjų labai bijojau, aš verkdavau. O aš visada verkdavau, nes bijodavau, kad tik neprasidėtų karas. Karo bijojai? Labai bijau karo. Aš irgi biški bijojau. Čia kažkas į tą pačią pusę, ne? Bet šiaip tai pas mus... Bet buvo tragedija man. Pas mus hatui, tai žinokit, labai karštas. Čia ko gero visuotinis atšilimas prasidėjo. Kas irgi į tą pačią pasaulio pabaigą veda. O mokslininkai fizikai sakė, kad 2021 metais Žemės pasvėrimo kampas pakis 3 laipsniais ir tada šiaurės ašigalyje bus karšta, o pietų ašigalyje bus šalta ir prasidės visokie kataklizmai. Ir po 2000 metų nuo tos datos 2021 metais Žemė virs ledyninė žemė. Bet čia tiek visokių teorijų. Einšteinas rašė apie tai, tarp kitko. A ne? Čia buvo viena iš jo indėlių į... Viena iš daugelį indėlių į kažką. Nu gerai, čia viskas yra... Ups! Nu ir koks pointas dabar man pasakyti. O tu tiki tom pranašystėm, kad tipo šnai ir atėjo pasaulio pabaiga. Pasaulio pabaiga, viskas turi atsinaujinti. Pavyzdžiui, čia yra kaip per vakarėlius, kai užsibaigiam ir tada... Kitą rytą ant pachmėlo būna nauja pradžia. Mėlynas ekranas. Tai kaip supratom, šiandien pas mus yra pasaulio pabaiga? Realiai visos teorijos apie pasaulio pabaigą tai nesako, kad bus visiška pabaiga. Bus pabaiga nauja pradžia. Tai bet koks pasaulinis kataklizmas, arba šiaip jeigu subjektyviai stebint, tai tarkim, bet koks didelis pokytis mūsų kultūrai arba religijai gali būti interpretuota kaip savotiška pasaulio pabaiga. Tai yra natūralu, tai visada vyksta, dideli pokyčiai, žinai, kažkas tokio. Tai aš manau, tokios teorijos kaip pasaulio pabaigos realiai nėra. Понимаете? Čia tiesiog yra būdas visus pagrasinti, žinai. Čia bus blogai, jums bus labai blogai. Jūs taip apsivarysit, kad bus taip blogai, kad netgi viskas pasibaigs. Bet kokiu atveju bendra temperatūra kiekvienais metais jinai vis kyla, žinai, o tai reiškia, kad ledynai tirpsta, o tai reiškia, kad, pavyzdžiui, bus net Baltijos jūra nebe tokia maža. O tai reiškia, kad vanduo kyla, derlinga žemės užlieja ir nebeturėsim ryžių. Taip, jau sumažėjo ryžių. Ir Bangladešė, taip pat, man atrodo, tam problema yra. Ar kur ten? Bet, pavyzdžiui, man tai sakė, kad po kažkelių metų Lietuva bus geriausia vieta gyventi. Kas tai sakė? Čia kažkoks Lietuvos idealistas. Sakė, čia paslaptis ir niekam nesakyti, bet aš pasakysiu, kad bus čia geriausias oras. Nes, tipo, visokiose Ispanijose lys lietus, bus visokie uraganai ir taip toliau, o Lietuvoje bus tiesiog kaifas gyventi. Bus geras oras, temperatūra apie 30, kas man yra per daug jau. Labai gerai. Man tai per karšta. Ir vat, kad čia bus pats tas gyventi. Ir nebebus tai tipo sniego. Bet čia paslaptis. Mes neturėtume parintis. Ne, mums tai kam čia? Nebent iš, žinai, tokių bendruomeninių paskatų ar visuomeninių, kad oi, čia daug CO2 išskiriama, oi, čia fabrikai, ten taip toliau, senos mašinos, nu visi tie dalykai, žinai. Aš nežinau, mes kalbam apie šiuolaikinį mūsų pasaulio pabaigos fenomenas ar šiaip apie pasaulio pabaigą? Ne, mes kalbam apie tai, kad bus... Ups! Ups! Nu, ta prasme, nebus nieko. Čiūrikė. Grįšim į nojaus laikus, bet netgi arkos nebebus. Mes kalbam apie tai. Dingsta gyvybė. Tu? Ir dar dėl to ir tau. Žinai? Bet tu supranti, kaip, pavyzdžiui, pakils temperatūra. Žinok, dabar tai vienintelis dalykas, kas realiai yra įdomus apie, tarkim, šis fenomenas, tarkim, jeigu nekalbant apie ledynmetis arba kažkokius kitokius gamtinius kataklizmus. Taip. Tai yra, kad dabartinė padėtis pasaulyje realiai yra sudaryta dėl mūsų pačios kaltės.
tarkim, dėl mūsų pačių veiksmų, dėl viso tai, ką sako ekologistai. Ekologai. Bet vėlgi mokslininkai dėl to nesutarė, nes sako, taip temperatūra kiekvienais metais netgi be tų išmetamųjų dujų ir taip toliau, jinai pakiltų nuo 4-5 laipsnių. Per 150 metų pakilo 1 laipsnį. Bet tai, kad nyksta visokių rūšių gyvūnų, tai čia nėra, nesisėja su to global warming. Nu, tai ir kažkada nyko irgi. O bakterijos tai žymiai lengviau tada. Matai, global warmingas yra vienas iš tų dalykų, bet pavyzdžiui, jeigu žiūrint demografiškai, topografiškai, kaip yra pasikeitęs pasaulis dėl demografinių priežasčių, ta prasme, kad didėja tie miestai, kad nebelieka džiunglių, kad šiaip mes darom nesąmonę su jūra, ir su žuvytėm tenais gyvenančiom, tai atsispindi į mūsų gerbuvį. Ir keičia visą bendrą. Gerai, čia viskas aišku. Po to mes turėsim antroji dalis svečių, jie viską papasakos. Bet kiti variantai kokie nors yra, pavyzdžiui, brandolinis karas, nežinau, Kinai ten paleido 100 rakečių į Ameriką ir 50 į Taivanį ir prasidėjo, tipo, ten Rusai irgi pradėjo leisti. Įmanoma ar ne? Ką sakai? Tai viskas įmanoma. Aišku, susprogdini visas atominės, paleidi brandolinį. Mes sprogdinsim Ignaliną, jeigu mus puls. Sinickis atbėga. Nu, kodėlgi ne? Susprogdintum? Taip. Atvažiuoja rusai, sako, daice Vilnius, tam Kaunas, Kidainiai, daice. O, geras Lenkas, ką? Geras Lenkas. O daice, mes visi sustojam, ten Baltijos ne kelias, bet Baltijos tas žiedas aplink Ignaliną, sakom, не дадим наш Vilnius. Нажимай на клавиш там, Sergej. Nu, nes visi rusai ir dirba Ignalinai, ne? Paspaudžia. Tai jie ir atvažiavę iš Rusijos yra. Ir kas tada? Dirbantis tenai, jie tiesiog. Gali būti toks scenarius? Gali būti. Gali. Gerai, visuotinis atšilimas yra scenarius numeris 1, brandolinis karas yra scenarius numeris 2. Aišku, Jurgis bandė. Terminatoriaus scenarius gali nusimatyti, ne? Bakterijos. Ne, tiesiog, kad kompai. Virusai, bakterijos. Paleidai juodligę ir Aš, pavyzdžiui, visą laiką galvojau, kad visi tos juodligės ir taip toliau, kad tai yra grinai bandymas, vadinkim, sunaikinimo ginklo, žinai. Panaudojimas toksai ir pažiūrėjimas, kaip tai vyksta. Todėl, kad iš karto atsigauna kažkokia tai pramonė, supranti. Ir jeigu ką, pasižiūri, kad visus galima, šnai ir viskas. Jį nebėra. Aš čia vat galiu parodyti apie pasaulio pabaigą. Multiką. Oi. Bet žinokit, tikrai karšta. Artėja. Man atrodo, artėja. So, here's the Earth. Okay. Chilling. Damn, that is a sweet Earth, you might say. Brown. All right. Ruling out the ice caps melting, meteors becoming crashed into us, the ozone layer leaving, and the sun exploding, we're definitely going to blow ourselves up. Okay. So basically, we got China, France, India, Israel, Pakistan, Russia, the UK, and us with nukes. We've got about 2,600 more than anybody else. Whatever. Anyway, one day we decided that those Chinese sons of a bitches are going down. So we launched a nuke at China. While it's on its way, China's like, shit, what the fuck is shooting us? Oh well, fire missiles. Then France is like, shit, guys, we got the missile. Oh, come on, fire our shit. But then they turned. Well, then fire the missile. Meanwhile, Australia is down there like, WTF, mates? India, Israel, and Pakistan launched their shit. So now we got missiles flying everywhere, passing each other. Russia's like, motherland! Then England's like, about that time, chaps? Righto. So now the US is like, fuck, we're dumbasses. Canada's like, what's going on, eh? Australia's still like, WTF? Mars is laughing at us, and some huge meteor's like, well, fuck that. So, now we've got nuclear winter. Everyone's dead except Australia. And they're still like, WTF? But they'll be dead soon. Fucking kangaroos. But, assuming we don't blow ourselves up, us Californians just have to worry about California breaking off from the United States to go hang with Hawaii. Alaska can come too. The end! Vat. Labai geras filmukas, galim dar kartą pasižiūrėti? Duosi linką, gerai? Jo, duosiu linką. Šitas fainas, man patiko.
Gerai, čia apie branduolinius buvo, taip? Taip. Koks dar gali būti scenarijus? Jūs galite laimėti pakvietimus į Skalviją, į kino teatrą, į filmą, siūsdami Gaidys. siūsdami atsakymus į klausimą, kas kaime keliasi anksčiausiai. A. Tomai, kas? Gaidys. Ne, net ne. Višta. B. Žąsis. C. Gaidys. Jeigu žinote teisingą atsakymą, numeriu 1351, siūskite ir laimėkite pakvietimus į Skalviją. Žinutės kaina 1 litas. Būk geras, nemesk iš čia. Viso šito greit nebus. Taip, čia apie tai ir eina labai kalba. Taip, čia apie tai ir mergaitė ir pasakoja, kad čia kažkada buvo viskas taip gražu. They help each other, and they grow big and strong and lucky. Čia liūdna, biški. They eat each other, but that's nature. Every now and then they eat each other. But that's nature. Gerai. Tai man atrodo, kad mes kitus scenarius sukursim po pertraukėlės. Ne? Ir po pertraukėlės mums viską papasakos tikriausiai apie globalinį atšilimą ir kaip mūsų žemė nusivažiuos iki grabo lentos visuotinės.